Kur gamta svarbiau už žmogų. Lietuvos saugomų teritorijų sistemoje gamtiniai rezervatai yra griežčiausios apsaugos teritorijos, kuriuose draudžiama bet kokia žmogaus ūkinė veikla. Miškų kirtimas, medžioklė, žvejyba, miško gėrybių rinkimas ir net lankymasis juose. Į rezervatus galima patekti tik turint leidimą arba lydint saugomos teritorijos specialistui. Kas yra draudžiama, įprastai labai traukia, vilioja ir intriguoja. Gali susidaryti įspūdis, kad gamtininkai nuo visuomenės akių gamtiniuose rezervatuose slepia kažką nepaprasto. Šiai mistikai išsklaidyti, nors trumpam praverkime gamtinių rezervatų duris. Aukštaitijos nacionalinėme parke yra 2 gamtiniai rezervatai. Balčio gamtinis rezervatas ir Ažvinčių sengirės gamtinis rezervatas, kuris kartais dar vadinamas Gervėčių arba Ažvinčių. Balčio gamtinio rezervato pasididžiavimas – Balčio ežeras, kuris susiformavo įgriuvus žemės paviršiui. Atsitraukus ledynui dar ilgą laiką žemės gelmes kaustė gilus įšalas. Po storų smėlio sluoksniu, kurį sunešė tirpstančio ledo vandenys, gulėjo palaidoti milžiniški ledo luitai. Šylant klimatui, šilo ir žemės gelmės, o užsilikęs palaidotas ledas po truputį tirpo. Ilgainiui viršutinis žemės sluoksnis, netekęs ledinio pagrindo, įgriuvo, taip suformuodamas gilų platų duburį. Dabar jo centre tyvuliuoja Balčio ežeras. Mokslininkai šį geologinį procesą vadina glaciokarstu arba termokarstu. Balčio ežeras saugomas kaip raiškus šio sudėtingo ir įdomaus geologinio proceso pavyzdys. Ežero pakrantėje žaliuojančio šimtametės pušys sudaro sengirės fragmentus, tačiau kiti miškai yra jauni arba bręstantys. Uždraudus kirtimus, medynai labai sparčiai tampa natūralesniais. Čia gausu sausuolių ir virtuolių, todėl gali atrodyti, kad miškas apleistas ir netvarkingas. Negyva, skirtingų irimo stadijų mediena svarbi natūraliai miško ekosistemai ir tolimesnei jos raidai. Ilgainiui ji tampa vertinga buveinė įvairioms samanų, gyvūnų ir grybų rūšims. Jau daug metų ramius Balčio ežero vandenis yra pamėgę juodakakliai narai. Visoje Europoje šie labai reti ir sparčiai nykstantys paukščiai prieglobstį randa tik nuošaliuose miškais apaugusiuose rytų Aukštaitijos ežeruose. Išgirsti labai savitą juodakaklių narų balsą galima net nebūnant arti ežero. Skardus ir toli girdimas garsas primena kvarkimą, dejavimą, kaukimą ar prislopintą žmogaus kalbą. Perėjimo metu šie paukščiai labai jautrūs. Todėl griežtai saugomas Balčio ežeras yra vienintelė vieta Aukštaitijos nacionalinėme parke, kur juodakakliai narai peri. Ažvinčių sengirės gamtinis rezervatas yra Ažvinčių girios šiaurinėje dalyje ir apima 690 hektarų plotą. Jis įteisintas tais pačiais metais, kuriais buvo įsteigtas Aukštaitijos nacionalinis parkas 1974 metais. Ažvinčių sengirės gamtinio rezervato tikslas – išsaugoti etaloninę, pavyzdinę Rytų Lietuvos sengirę su šiam kraštui būdingomis ekosistemomis ir išlikusiomis retomis augalų bei gyvūnų rūšimis. Tai seniausias miškų masyvas Aukštaitijos nacionalinėme parke. Paskutiniai tausojamojo pobūdžio kirtimai buvo atlikti daugiau kaip prieš 60 metų. Šioje girios dalyje medynai buvo išsaugoti per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus bei 2 okupacijas. Sengirės medynus sudaro pušys, eglės ir beržai. Pavienių pušų amžius siekia 300 metų ir mena Kristijono Donelaičio laikus, tačiau pušynų plotai rezervate nesiplečia. Išvirtę ir išdžiūvę medžiai sengirėje tai natūralus gamtinis procesas. Taip vyksta natūrali žmogaus nekertamų medynų kaita ir atsinaujinimas.
Sengirės centre tebėra gervėčių raisto liekana – Kimeninė pelkutė su 3 ežerėliais. Nenuotakus vandens telkinys yra gana savitas gamtos objektas, kuris natūraliai kasmet po truputį mažėja, užauga augmenija. Pasikeitus vandens lygio balansui, pelkės įsausėja, juose pradeda augti medžiai, kurie garindami vandenį dar labiau spartina pelkės sausėjimą. Krentant vandens lygiui, pelkė keičiasi. Buvusioje pelkės plynėje pradeda želti pelkinis pušynas, formuojasi vadinamasis raistas. Rezervatuose gamta gyvena pagal savo dėsnius. Todėl Ažvinčių sengirė, kaip vienas seniausių miškų Lietuvoje, yra svarbus mokslinių tyrimų poligonas. Toks jis turi išlikti ir ateityje. O kad per klaidą jį neužklystum, atkreipk dėmesį į rezervatų ribas žyminčius ženklus.